Melskimės Viešpatie Dieve. Čia mes susirinkome prie gražaus senovinio pastato, prie dvaro. Įsigijo jį žmonės. Susirinkome čia visi, kurie čia gyveno, kurie siejosi jų gyvenimai su šiuo dvaru. Taigi meldžiame Tave, Viešpatie Dieve, palaimink ir čia visus mūsų susirinkusius, palaimink ir naujus dvaro valdytojus, palaimink patį ir pastatą, kad čia gyventų Tavo šventieji angelai, kad čia vyktų darbai, kad čia būtų laikomasi Tavo Dieve įsakymų per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Žmonės negalvoja apie tokias svajones, kurių negali įgyvendinti. Turbūt. Tai šią idėją eikit kartu tų darbų nešini ir kaip šioje puokštėje yra ir invazinių gėlių, ir vietinių gėlių, ir rožės spygliuotos, tai tam ėjimo kelyje jums bus visokiausių iššūkių. Bet manau, kad ir šeimos atrama, ir gerų draugų atrama, ir tikėkimės dabar naujų bičiulių atrama, viską įveiksit. Ačiū, Alma. Nu, kažkas mums čia padeda iš viršaus, mums viskas labai gerai eina. O, tikrai, kad su spygliais klausyk, ačiū. Smagu matyti visus taip gerai nusiteikusius ir labai smagu, kad atsikuria seni dvarai ir jie atgimsta vėl naujam gyvenimui. Taip, aš iš tikrųjų tai iš visos širdies noriu padėkoti jums, brangieji, kad jūs atstatot tai, kas yra relikvija. Kad mes po daugelio metų, galbūt, nes pavyzdžiui, mano vaikai, brolio vaikai labai nori važiuoti, atvažiuojam į kapus, tai būtinai turime važiuoti, turi papasakoti, kas čia buvo, kaip čia buvo, nes visiems labai įdomu. Tai aš manau, kad tai liks mūsų vaikam ir mes juos tikrai atvešim tada, kai jau bus, nors čia mes pravažiavę daug kartų, ir aš ir brolis vaikais važiuojam į Rasius ir Piliakalnių, visada atvažiuodavau. Aš iš viso širdies jums linkiu stiprybės, kad jums viskas sektųsi, Dievo palaima tikrai, kad visada būtų su jumis. O jeigu reikės mūsų, tai pažiūrėkit, mes čia. Neišnyk kelelį vedantis per kaimą, kol šioje žemėje esam ir kai mūsų nebus, varguose supuoti, maldose auginti, vis dažniau kartojam mes tėvų žodžius. Atminti išlikęs rugio grūdo skonis, myli ar nemyli burtai ramune, apnerinės kalno žemogis prinokę, skrienčiaus supuoklys dabarų sode, vardo dienai pinti, ąžuolų vainikai, švento Jono naktį laužai ant kalnų, gavėniai rožančiai kiekvienoj sodybui, atlaidai alksniniai, skambesys dainų. Nebebus jau niekad langų žiburėlių, aptvertų darželių, rūtų prie tvoros, vasarą bijūnų, rudenį jurginų, žiemą vyšnių sodos, sidabro širkšnus. Atminčiai paliekam šventą kaimo kryžių. Lai po daugel metų jis kalbės už mus,
kad šiuose laukuose buvo gimtas kaimas, taip gražiai vadintas Vinkšnupių vardu. Nuostabus žmogus. Vinkšnupių kaimui yra daugiau kaip 300 metų. Ir va toj mes pasižiūrėsim vieną tokį dokumentą, kuris, nes aš daugiausia remiuosi tai dokumentais, kurie konkrečiai parodo, kaip buvo. Ir čia galėsiu pasiūsti dabar aš tiesiog vieną egzempliorių, gal šitą. Tiesiog per rankas, vat jūs, aišku, paskaityti gal nelabai, bet tiesiog aš čia papasakosiu, bet jūs pasižiūrėsit, kaip atrodo 17 amžiaus inventorius Vinkšnupių kaimo. Tai yra surašyti visi gyventojai, surašyta visa žemė ir atiduodama visą tą žemę kaimas Dovydui Baranovskiui, arba Baranauskui, kaip dabar sakoma. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės totorių pulko rotmistrui. Tai buvo pulkas sudarytas iš totorių. Vytauto turbūt laikais dar, bet gyvavo ir 17 amžiuje. Tai va šitas žmogus buvo rotmistras. Tai reiškia, nu ne pats vadas turbūt, bet kažkoks šiek tiek žemesnis. Tai va čia šitam rotmistrui atiduodama, karalius atiduoda tuometinis, tai buvo 1661 metai, tai būtų dabar 360 su trupučiuku turbūt, jeigu paskaičiavus iki šių metų. Atiduoda šitą kaimą, bet vėliau gaus ir dar 2 kaimus, tai Patilčius ir Vilkabalius. Vėliau, bet pirmą kaimą, kurį gavo, va štai dokumentas, tai būtent buvo Vinkšnupiai, kažkodėl tai pasirinkti. Kas kitą puodą? Kas kaip viską? Tada jau tą prarastą O? Plytos. Rimtai raudonos plytos. Raudona plyta. Gerai, jau geriau. Va, žiūrėk. Molio bus. Gerai, čia dabar. Čia žiūrėkite trūkė, čia gal čia pietus tada buvo. Nuo saulės gelbių.